Sveiki, aš Edvinas Grauželis ir čia Aha momentai. Šiandieną sveikinuosi su dviem svečiais. Jeigu prieš mėnesį gerą buvo sesės, dabar turim brolius. Bet ne tikrus brolius. Turime Šarūną Marčiulaitį ir Darių Miciulevičių, virtuvės brolius. Ir jie tame tarpe yra ir Rivertown restorano Vilniuje savininkai. Jie save apibūdino labai paprastai. Sako, esam abudu avinai ir dzūkai. Šarūnas tas, kuris daro ir važiuoja visur ir lekia, o Darius tas, kuris filtruoja ir sako, nu gerai, nu palauk. Tai sveiki. Sveiki visi. Nu tai kaip jūs laikotės? Puikiai, fantastiškai. Man tai kėlimasis ryte 7 valandą žiauriai patinka. Šeštadienį ypatingai? Šeštadienį, jo. Iš tiesų gavosi kažkaip taip susidėlioja šį mėnesį, jog tai yra jau antras rytas, kada kėlimasis ryte ir važiavimas į Kauną, nes ne per seniausiai teko savo pirmąjį viešą pranešimą skaityti, būtent parodoje Atostogos Lietuvoje. Tai toks dežavų, gal sakyčiau, vėlgi. 7, kėlimasis, susidėliojimas viskas ir į Kauną. Tai cool. Tai jūs iš Vilniaus abudu, ne? Jo. Bet dzūkai? Abudu dzūkai, aš iš Druskininkų. Alytus, bet viskas. Man irgi šiaip viskas labai fainai, bet aš iš tų žmonių, kur nemėgstu keltis anksti. Man Šarūnas žino, Šarūnas jisai gali 6, bet turiu mergytę. Tai labai greitai įpratau, daurusme 7 man, ar 5, ar 2, žinai, atsikelti yra jau, žinai, kur. Įprasta, tai šiandien atsikėlim, aš jau, žinai, toks, kada, jau norisi kalbėti, žinai, įsivažiuoti. Nes, Dariau, tu sakai, tau sunku keltis, bet atrodo žvalus, gražus. Tai va, įpranti, žinai, labai greitai įsivažiuoji. Tai, žodžiu, smagu matyti jūs abudu čia. Vėlgi, aš kaip ir sakiau, man šioks toks iššūkis yra su tiem žmonėm, aš dar nesu tiek daug pratęs, bet pažiūrėsim, kur nuvažiuosime, ne? Žinoma. Tai aš tiesiog labai paprastai su jumis. Virtuvės broliai ir Rivertown restoranas. Tai čia dvi veiklos, ar kaip? Taip. Tai galit šiek tiek papasakoti, kas tai yra, kuo jos viena nuo kitos skiriasi? Na tai yra priešistorė ir dabartis, aš gal taip įvardinčiau. Nes virtuvės broliai tai buvo būtent tas dalykas, kurį mes sukūrėm, sudarėm, nes sakėm, kad reikia kažką jau saviem daryti, patiem. Ir atsirado virtuvės broliai, darbavomės kaip virtuvės broliai gerus 2 su trupučiu gal metų, panašiai tiek. Tada kas įvyko COVID'as, tada, jei gerai atsimenu. Prieš COVID'ą dar biškai buvo mūsinį, jo. Prasibandyti. Taip, ten dar pakeliavom ir grįžę susidėliojo kortos taip, kad galim pasiimti patalpas ir gyvendinti tuo kaip ir mūsų 2 svajonę, tai jau restoraną. Okay. O tai virtuvės broliai, o tai ką jūs darėt? Kas jūs buvot per veikėjai? Čia buvo, kaip čia sakyti, cateringo tokia sritis, kur mes atvažiuojam į namus, tai va kaip ir kalbėjom, tai mergvakariai, bervakariai, ten, sakykime, turit grilių namie, nemokat, nori daugiau sužinoti, prasikepti, kaip sakyt, mėsytės, virtuvės broliai atvažiuoja, kaip sakyt, su visa įranga, su viskuo. Ir tokius mokymus, kaip sakyt, kompanijai, kartu kept, kartu mokintis, klausinėjat, mes jums padedam. Tokie buvo iš pradžių. Paskui vestuvės, įmonių visokie vakarėliai, kaip sakyt, žinai, plati tokia sfera, nuo krikštynų iki... Jo. Pradžioj tai buvo visiškai tie basic dalykai, va, kaip Darius sako, krikštynos vestuvės. Jums basic, kam ne basic? Gyvenimo įvykiai? Jo, iš tiesų tai taip, tuo ir man bus šitas įvykis Liepą. Bet taip, tai tie dalykai, kuriais užsiima būtent renginių maitinimo kompanijas, bet po to mes pastebėjom nišą tokią, kad tas nuoširdus bendravimas, kurį mes turim su Darium, jisai veda prie to, kad žmonės sakydavo, jūs galit atvažiuoti pas mus, kadangi dabar daug kas gyvena už miesto,
kotedžai įsirengę, kad atvažiuoti, pamokyti kepti, pabendrauti, papasakoti apie visus tos niuansus, kaip ten su mėsa, kokias dalis, kaip ką reikėtų. Tai vat šitas irgi atsirado formatas ir su juo netgi daugiau mes darėm negu su kitais didesniais renginiais. Bet ėmėm ant kiekio, kas mums tikrai gerai gausi. Tai jūs edukuojat, kaip kepti mėsą? Taip, nes aš esu pagal specialybę mokytojas. Mes labai už tai gerai pasiskirstę esam. Aš toks esu pakankamai, kaip sakyti, nekalbus žmogus, šiaip. Taip Girdžiu. Ir dažniausiai iš tikrųjų, pabiškai persilaužė, aišku. Su Šarūno dėka, jo, nes mes visą laiką, kai mokymus vesdom, aš technikas, aš gaminu, aš ten kuriu, aš aiškinu, o Šarūnas jau ten visus to, žinai, kur. Ateikit, mokytojai, žinai, sėskit, aš jums dabar papasakosiu, žinai. Tai labai mes už tai, man atrodo, toks fainas duetas mūsų išeina, nes, sakau, Šarūnas, mes visiems sakom, Šarūnas yra mokytojas, aš esu virėjas pagal profesiją, tai labai tai fainai skirstamės. Okay. Tu, Šarūnai, taip užsiminėjai, kad mokytojas esi kokio dalyko? Socialinių mokslų esu mokytojas, taip. O tai socialiniai mokslai, kurie būtų taip, nes aš daug įsivaizduoju. Ten tokia šaka ir buvo. Tai buvo pedagoginis ir ten socialiniai mokslai, va, taip ir vadinosi, ir buvo galima pasirinkti 2 šakas. Tai politologija arba dabar net užmušau, kas ten buvo antrasis. Tai labai seniai buvo. Jo, nes tai senokai buvo. Tai dar ta šaka pas mane yra politologija. Supratau. Jo. Tai dabar, kai restorane mes kai pradėjom, atidarėm Rivertowną, viena iš mano vizijų buvo tai, kad daryti irgi edukacinės degustacijas. Tai pirmąją, kai vedžiau, galvoju, na va, prieš istoriją visus back to the roots, taip sakant, tas, ką išmokau, gali panaudoti. Liaudies klasika, ne? Kai išmoksi, ant pečių nenešios. Tikrai. Taip, kad koncentruoti tik į Šarūną. Aš bendrai norėčiau jūsų paklausti, tai kaip jūs susitikot? Kas buvo tas cinkelis jūsų vienijas? Taip labai dzūkiškai ir paklausiu, cinkelis. No. Čia gal toks, kaip čia pasakyti, turbūt aš kaip sakau, likimas labai labai gerai susidėlioja, man atrodo šitas, nes aš įsidarbinau, dirbom kartu Vapienė, makaronų tokiam restorane. Čia yra 2013 metai. 2013 metai, aš iš Druskininkų atvažiavęs, pirmas, kaip sakyti, pirmi metai moksle, įsidarbinau. O tu visiškai pilnai šefas kitais, ne? Jo, aš ir baigiau. Po mokyklos iš karto jau čia čirškint. Rinkausi labai tarp 2 skirtingų tokių profesijų, tai norėjau būti arba pasienietis, arba virėjas, bet, čia. Kaip sako, pirmas buvo mano favoritas, tiesiog biškiai pražipsojau. visus stojimus ir viską. Anksti keltis reikėjo. Jo. Anksti kelti ir vėlai. Tai ir įsidarbinau, aš atėjau į tą Vapiją. Ir man atsakingas asmuo sako, tave šiandien apmokins Šarūnas, ten nueik į ten ir ten, į tą zoną makaronų, sako, ir aš ateinu, sakau. Šarūnas, shift lyderis tuo metu. Jo. Aš ateinu, ten buvo grįžtai šiaip draudžiama į kolonėlį. Restoranų viduj, ateinu, kolonėlį restoranų viduj, groja drum and bassas, ateina toks vaikinukas, visas tituruotas, dredai, ir toks šoka. Ir sako, sveikas, ateik. Aš toks kokia iš druskininkų susikaustęs, ateinu ir toks žiūriu, galvau, dabar tai bus. Dabar papuoliau pas vyruką čia tokį. Bet už tai sakau, kažkaip va taip ir gavosi. Prasidėjom, kažkaip nežinau, net nejučia nebuvom, taip kad mes sveikas, davai draugaujam, ten dirbam kartu ir kažką. Tu iš vis buvai, man atrodo, tu prie picų dirbai. Paskui tu mane apmokinai kažkaip prie makaronų ten ir... Istorija tokia, kad aš įsidarbinau anksčiau į Vapiano, pas mane būtų istorija tokia, jog didesnę dalį laiko, ir namuose pas mane tas gaminimas buvo. Ir kai atsikraušiau būtent į Vilnių mokytis, ir krikštų mama man paskambino ir sako, žiūrėk, Šarūnai, yra Vapiano, kuris ieško darbuotojų, gal nori pabandyti. Galvoju, aplikavau, pabandžiau. Ir įsidarbinau. Ir ten yra tokia sistema, jog tu pradedi nuo vienos pozicijos ir jeigu tau ten užtenka ryžto, noro ir valios, tu išmoksti kitas,
tampi universalesnis, gali padėti jau kolegom ir taip keliauji ir tau ten papildomi visokie atsiranda bonusai. Tai aš pradėjau nuo picos, ir tuo metu, kai Darius atkeliavo, aš buvau išmokęs visas 3 stoteles, nes pirmoji Vapiano varomasis variklis yra švieži makaronai. Ten yra tie, taip sakant, badass, kurie frontą atlaiko. Tai tuo metu aš jau buvau shift lyderis ir naujokus apmokindavau. Tai dėl to aš tuo metu ir buvau pastoj, kur po to Darius irgi tapo tuo pačiu shift lyderiu. Dabar taip kažkaip greitai viskas vyksta. O aš pastebėjau, kad jis tiesiog, jis su meile gamina. Užtenka keletos momentų ar frazių, ar tiesiog pabendrauti su žmogum, kad tu pamatytum, kad kaip jisai visą tą darbą žiūri, plus atsakomybė, visi kiti dalykai. Tai manau, tas irgi vienas iš kertinių dalykų buvo, kuris suvedė mus. O tu sakai, kai pamatai, kaip bendrauja, ne kaip žiūri tą gaminimą, man čia toks... Mistika. Jo, mistika, jo. Galit šiek tiek detalizuoti, kas tai būtų, ten tas... Jo, aš, kadangi kaip ir Darius įvardino, mokytojo profesija mano, tai aš pats irgi nemažai domiuosi ir tą saviugdą, ir psichologiją, bendravimą su žmonėmis. Tai kas liečia virtuvę, tai kaip sakiau, tiesiog, aš kaip sakau, užtenka pamatyti, kaip žmogus svogūną pjausto. Čia skilso daug irgi reikia. Skilsų, žinai, kaip ten sako, skilsus gali išmokyti, bet aistros neinstaliuosi į žmogų. Tai būtent kaip jisai pjausto, kokią poziciją jisai priima kūno kalba, kaip jisai susitvarko ten po darbo, po to kaip jis tą svogūniuką įdeda į indelį, kuris turėtų būti padėtas, kad, prepas... Labai seksualiai skamba. Laida es. Tai ir kaip sakau, aš man metus teko dirbti Deko restorane, kuris buvo labai bazėje, buvo lietuviški produktai. Iš ūkininkų atvežti ir aš darydavau, nuskambėsiu juokingai, bet morkos testą, kai atvykdavo naujokas, kad suprastų, kokioje virtuvėje jis yra ir kad teiktų pagarbą tiem produktam. Aš duodavau jam paragauti būtent iš ūkininko atkeliavusią morką ir pirktinę, kur ten tokia jau fabrikinė. Ir tu vėlgi matai žmogaus akyse. Nes tas natūralus cukrus, kuris buvo užaugintas, saulytės ir ta morka, aš ir pačiam tas visas malonumas toks yra, kai tu matai, žmogus arba mėgaujasi tuo, arba that's okay, skani morka. Aš ką tik supratau, kad labai džiaugiuosi, kad pavalgot važiuodamas su jumis kalbėtis, nes jau tu pasuk ir man toks eilėtikis ima. Tai visi, kas klausys šitą podcastą, klausykit pavalgę arba valgydami. Tai gerai, tęsiu tą morką, nes man viskas, aš jau noriu tos skanios morkos, žinau. Ne, tai taip ir būdavo. Aš visą laiką sakydavau, paragauk ir tada sakyk, koks skirtumas, ar jauti skirtumą. Tai taip, tas, kas... ateidavo į virtuvę ne taip tiesiog, kad dirbti, o išmokti kažko. Ir taip jis sakydavo, jo, jaučiasi tas. Kaip sakau, kažkas, kas tiesiog, jo, skani. Tiesiog skani, tai yra tiesiog skani, bet kai tu... Tu tiesiog dirbi. Jo, būtent. Tu tiesiog dirbi. Tai jūs tiesiog nedirbat? Mes mėgaujamės. Ne, kaip dar gerai Šarūnas, gal papildysiu, šiaip pagarba net ir tiem patiem kolegom. Nes, tikrai virtuvėje būna, pavyzdžiui, tu nespėjai. Tai iš karto pamatai žmogaus, kuris prie tavęs prieis ir sakys, gal reikia padėti, gal reikia pavalyti, gal reikia kažką. Ir yra žmonių, kaip sako, kur tu savo darbą padarė, čia, taip, sienos uždarytų, savo darbą padariau, aš viskas. Galiu eiti į lauką, galiu eiti ten, žinai. Ne, mes esam komanda ir mes turim vienas kitam padėti. Taip virtuviai, kaip sakyti, ir turi už tai tik būtų sudėta visi taškučiai, kad mes pasidarom visi, mes esam komanda, mes esam pasiruošę servisui ir dirbam tada. Jeigu žmogus ateina, savo pasidaro, žinai, viskas viso gero, hebra, aš einu namo. Tai toks ir gaunasi, žinai, paskui labai.
Toks tinklinis maistas. Nu jo, sąlyginai, neįžeidžiantai nieko. Jo, aš tik dėl to paskui tinklinis galvoju, nes turėjau specifiškai vieną brandą galvoju, bet galvoju, nereikia. Tarp eilučių. Tarp eilučių. Ir taip eilučių. Ir Kaune, ir Vilniuje yra. Žinai. Okay. Nu gerai, 13 sakėte, ne? Jo, susitiko. Tave Šarūnai Darius įsimylėjo iš dredų ir šokio, kaip supratau. Nu, tas gal įsigandau iš pradžių. Žingsneliai buvo šiaip tokie. Žingsneliai žaliojantis. Ne, aš toks, sakau, toks biški, kur mano komforto zona buvo sulaužyta pakankamai, žinai, kur. Aš toks stoviu, okei, tas ateik čia, viską davai darom. Ir paskui kažkaip labai greitai tą komandą įeina, kaip ir Šarūnas sako, jeigu pamato, pastebi, tu komandos dalim tampi, tai automatiškai tu esi draugas visų. Ir viskas, ir paskui, nežinau, kiek aš gal 1,5 metų padirbau, tai ten ilgiau. Jo. Ir toks medžioju, ten kadangi yra atvira virtuvė. Tu metras nuo manęs stovi ir žiūri, kai aš gaminu. Aš tavęs klausinėjau, ar tu mėgsti svogūnus, ar mėgsti ten sūrį, ar mėgsti pipirus. Ir priėjo toks, nežinau, vyresnio, negaliu sakyti vyresnio ten amžiaus, šefas. Paskui tik sužinojom, kad jisai šefas ir jisai užsisako makaronus jisai šeimai ir žiūri, kaip tu gamini. Tai va čia ir buvo tas jo. Jisai žiūri tave, kaip gamini, kaip dirbi su maistu, kaip mėtai, nemėtai, gražiai dedi, kaip vartai ar laiko. Jisai sako, ar ieškai darbo. Nori gal pakeisti. Atidarinėjom restoraną centre Vilniaus, ieškau savo komandos. Gražiai dirbi, labai tinki. Ir toks, sakau, labai filmo scenarijus. Ant servetėlės numerį, užrašė, pastumė, jeigu ieškosi, pasiskambi. Bet čia visiškai tikrai filmo scenarijus, aš net įsivaizduoju taip. Jūs čia taip labai seksualiai pasakojate apie tą pjaustymą. Edvinai, dar yra vienas twistas, kur ten visiškai jau knygą bus galima rašyti. Nu, davai, važiuojam, įdomu. Bet dar apie, pabaigsi dar kažką apie... Ne, ir vis, kad paskui jis rado net nemažai iš tos vietos darbuotojų. 4? Man atrodo, kad lyg ir 4, nes taip ir buvo, bet tu tada jį kaip ir ne tai, kad... Jo, nes jisai, neatkreipė, jisai kalbėjo rusiškai, ko aš nelabai suprantu, tiek bendrai. Ir toks, aš galvoju, dabar ką aš jam skambinsiu. Toks, tiesiog gavosi tą sieną. Ir aš taip padėjau, nustūmiau, viskas, aš turiu tą numerį, bet nei aš galvoju, ten eisiu, nei ką. Bet jis paskui kitus pradėjo. Ir tada vieną gražų sekmadienio rytą aš makaronuose gaminu ir tas pats šefas irgi aš jam gaminu. Ir mes paskutinių niuansų susiginčiam su juo. Ten ties vienu tokiu, ties žolelėm. Kada dėti žolelės? Ar į vidų, ar jau ant viršaus? Aš užginčiau, dabar jau žinau, kad šefo nuomonę užginčiau. Ir jisai sako... sako, matau, kad supranti, ką darai, tikrai su meile tai darai, greitai, kas irgi yra svarbu. Ir jisai vėl taip pačiai, kaip Darius minėjo, kortelę padavė. Tau kortelę davė jau? Jo. Man oldskooliniu būdu, ant servetėlės. Jau žodžiu pasiruošęs buvo. Jau buvo pasiruošęs. Padavė kortelę, sako, paklausė, ar tu čia pilnai dirbi, ar kaip. Skau, jau kurį laiką, nes aš kaip suprantu taikėsi tai šituos į shift lyderius, nes fun fact, kad kai tu piano dirbi, tu gauni tokius ženkliukus. Pakildamas tais karjeros laipteliais, tai shift lyderiai buvo žymimi žvaigždutėm. Žinau, kur dar žvaigždutėm buvo žymima, ten netaip gerai gavosi. Ten ne lyderiai. Jo. Ten netaip gavosi. Tai taip. Tai būtent... matant tai, kad tu įsisegęs ir tas žmogus matyti ir pradėjo domėtis tokiais žmonėmis. Bet gavęs tą kortelę, aš irgi įsivertinau ir tiesiog sakiau, va bank. Tuo metu pas mane situacija irgi buvo labai įdomi, nes aš darbavausi tiek piano ir dar White House tokiam restorane. Piano dirbdavau dienom, o White House naktimis. Ja. 7 mėnesius taip pradirbau. White House jo naktimis, piano dienomis. O kada miegot? O miegot būdavo retai kada. O dar jeigu išeidavau dar ir į miestą, tai būdavo toks eat, sleep, rave, repeat. Bet
Užteko, 7 mėnesiai, pats tas, dabar kai, pavyzdžiui, kokie jauni žmonės pasako, kad sunku ar negaliu padirbti, tai aš galvoju, prisimenu tą savo laikotarpį, tai jo, sunku. Ir tai buvo tas momentas, kai aš paskambinau šefui tam, pasakiau, kad norėčiau atvykti. Ir atvykau, ir vėlgi tai buvo restoranas, dabar turėtų būti tokios fanfaras, jog tai buvo dabartinis Rivertownas. Tai va čia tas, ką ir sakiau, gal kaip ir knygos verta, nes pirmojo tokia jau profesionali virtuvė, į kurią aš įžengiau, tai buvo dabar toji virtuvė, kurią mes sudarėm, esam, sakant, šefai ir savininkai. Okay. Po 7 metų viskas persivertė ir taip įvyko. Ir tas šefas manęs paklausė, sako, kadangi yra renkama komanda, ar žinai žmogų, kurio gali pasitikėti, kuris puikiai dirba, sakau, aišku, žinau. Ir buvo skambutis Dariui. Ir mes taip atsiradom restorane The Town Steakhouse. Kiek 7 metų? Kiek 6-7 metai pradirbom. Jo. Taip žmogus susirinko savo komandą, o ir mes tapom komandą. Taip. Ilgokai pradirbom toks labai, man iš viskai atvažiavo irgi, kai aš iš Druskininkus minėjau, toks vis tiek labai buvo keista dirbti tokiai komandai, nes labai visi kitus, kaip čia sakyt, padeda vieni kitiem. Jei tik kažkas yra, jei tik kažkas reikia. Ir buvo jie irgi 2 direktoriai. 2 bendrasavininkai tos vietos. Ir irgi iš esmės labai skirtingi, bet jei tik kažką reikia, visi padeda. Tai toks buvo labai, už tai man atrodo ilgai dirbom, ir iki šiol dirbo komanda ta. Mes su Šarūnu išėjom, o ten toliau tie patys žmonės dirba, tai jau 8 metai. Aš manau, kad nežinau, kas klauso šito podcast'o ir išgirs, tai aš tikrai norėčiau, kad parašytų arba Edvinui, arba kur kontaktai yra. Ar yra Vilniuje arba Lietuvoje dar dirbanti restorano komanda, kuri dirba ilgiau negu, pavyzdžiui, Tauno, būtent branduolys, nes jie dirba jau 9 metai. Tie patys žmonės. Čia visiškai vaibas. Jo, kas žino, kas dirba restoranų maitinimo srityse, pats didžiausias vėžys tai yra darbuotojų kaita, komandos kaita, nes tu turi įsilieti, suprasti vienas kitą. Ir tai kas dažniausiai kokie 2 metai būna, taip jau panašiai. Tai ten komanda yra 9 metai. Okay. Bet čia kita komanda, gerai, o jūs, tai padirbat kiek ten? 7 metus? Plius minus, ne kažkas? 6? Trumpiau, man atrodo, buvo. Nesvarbu, žodžiu, ir išėjote, ne? Dviese. Jau ne. Išėjau pirmą, tai aš. Nes vieną, vėlgi, gražų šeštadienio rytą man toptelėjo tokia mintis, bevartant grill daržovės, kad užtenka. Enough is enough. Enough is enough, jo. Ir reikia kažko kito, reikia plėsti požiūrį, savo techninis kažkokius tai gebėjimus, patiekalus, kažkokius naujus išmokti. Tai aš buvau pirmas tas, kuris pasakiau, kad aš išeinu ir aš išėjau, kaip minėjau, Edvinai, į tą Deko restoraną šefauti. Tai buvo irgi įdomi patirtis, o Darius tuo metu jau visiškai pilnai buvo paėmęs to Tauno virtuvės vairą. Lyderystė, ne? Jo. Ir tada po kiek, nežinau, po metų gal kokių mano šeimo ar Plius minus kažkas. Jo. Atsirado, girdėdami, iš vienų iš kitų draugų Norvegija, restoranai, geras lygis, naujos, kaip sakyt, nauja patirtis, kita šalis, žinai. Bet irgi toks aš vis, kaip ir visur, toks kritinis tas mąstymas. Ar reikia? Čia dabar viskas ok. Mes įsukę, kaip sakyt, dirbam, komforto zona, nieko nereikia lyst, žinai, labai patogu. Bet vis taip mintyse sukdavosi ir vieni draugai pasiūlo, kiti draugai pasiūlo, treti draugai pasiūlo. Ir aš toks mintyse, gal reikėtų skambina Šarūnus. Važiuojam į Norvegiją.
Tai tu toks kulprit visdos, ne? Ir aš, mūsų ta gal ir taip ir nutesdavausi. Atrodo, kažkiek laiko ten nebendraunom, sakykime, ten Šarūnas dirba kitam restorane, šitam taune dirbo. Vis tiek Šarūnas skambina, važiuojam į Norvegiją. Važiuojam. Paskambina ir labai ten greitai, kažkaip ten vos ne porą savaičių kažkas bėgių. Taip. Mes jau Norvegijai prie kalnų, su Šarūnu dviese dirbam. Vartot mesytę. Buvo taip, kad pirmas aš išskridau, nes ten kontraktas buvo 4 mėnesiai. 4 mėnesiai, jo. Nu ir taip, kad jiem reikėjo savaitę prieš ir tada darius. Tai aš išvariau, taip sakant, frontą apžiūrėti, pirmasis, kas ir kaip. Žvalgas. Jo, žvalgas. Ir raportavau Dariui. Su tom žvaigždutėm, žinai, irgi kaip analogas gaunasi, kaip kariški, žinai, susidėję savo. Jo. Sakau, viskas čia fainiai. Atvažiuok, laukiu, padarysime šią tvarką. Panašiai ir buvo. Jo. Atvažiuoju, žinai, kur mes vis tiek, čia tas ir yra atsakingumas, tu pasiruoši. Kad ir norvegiškai, bet skaitais jų meniu, kad žinotum, kas prie ko eina. Ir atsimenu, aš tik atvažiavau, dieną laisva viena, kad priprastum, kitą dieną ateinu į darbą, aš Šarūnas, tada toks buvo vienas lietuvis, kuris ten dirbo. Žinot, kas prie ko eina? Žinom. Tai jūs vakare prie serviso dirbat, 3. Ir viskas, nuo to laiko 4 mėnesiai, net nieks nejudina mūsų. No. Jūs tik dirbkit, visi džiaugiasi, maistas gerai, greitai, juokinga visiems, nes tu vis tiek turi tokį palaikyti kompanijos, tą tokį, žinai, kad nebūtų visi nuslopinti, žinai. Norvegai tikrai patys džiaugdavosi, kai būdavo lietuvių komanda, prie serviso. Nes ten tikrai daug lietuvių buvo tam viešbutį, mums pasisekė labai, nes vėlgi tas viešbutis buvo toks kaip ir ekologiškas, pavadinčiau, tas farm to table, nes jie daug dalykų labai darydavosi savo. Tai ten uogienės, tai jie turėjo visą mėsosę, kur mes ten išmokom išpjaustinėti visus tos... Apie ką šitas juokas? Vėlgi, mes kai dviese būnam, tai mes ne tai, kad ramiai, bet ta pati kolonėlė, lietuviškas repas, ta prasme toks kontrastas. Kolonėlė, lietuviškas repas ir mes ten tos gyvuliukus pjaustam. Tos labai keistas vaizdas, žinai, daug pjūklų, 2 elniai kabo ir šitie dviesi su geležinėm pirštinėm, kad nesusipjausit, peiliai rankos ir važiuojam, žinai. Sakau, kas nors nufilmuotų, žinai, sakytų, jo, gerai, čia šitą tai mėgaujas labai jau savo darbą, žinai. Jo, būtent, ties kiekvieno momento ir klausytojams pasakyčiau, kad reikia rasti dalykų, kuriais tu gali mėgautis, kad ir kokioje situacijoje tu būtum, nes tas negatyvas pastovus sugrauš. O tai koks gabalas buvo geriausias pjaustant tas mėsytės? Šitas apie pinigus. Kaip tie pinigai dabar? Faniera. Faniera. Apie Flying Saucer Gang ar koks ten buvo, ne? Man atrodo, ten buvo Flying Saucer Gang. Dar tik atsiradus, man atrodo, buvo, važiuojam, pajungiam. Faniera krenta. Jo, dabar neatsimenu priedainę, bet ten kažkas apie mano fanierą. Ten. Apie gaujas, apie fanierą, tai žinai, tokie dalykai, kur tai mes ir juokavom. Nemeluosiu, nežinau, žinai. Bet, žinai, buvo dėl to paklausiu, įdomu. O tai, vis tiek, kas klauso, tai, ne visi mano tipažų, pavadinkim, tai labai įdomu, kad susidaryti tiesiog įspūdį, žinai. Jeigu jūs dirbat, muzika yra, mano akim, labai svarbus elementas nuotaikai, žinai, tam pačiam tokiam feelingui sudėti, apie ką tai yra, žinai, netgi ta pati bendrystė. Tu dar klausai apie tą muziką, kokia ten buvo? Tai ten buvo toks visiškas trepas. Trepas, oh my god. Šiaip labai skirtinga, pas mus ir dabar mes, kur dirbam virtuviai, vis tiek čia, toks, kaip čia sakyt, kas pirmas prisijungia prie kolonėlės, tai to ir muzika groja, žinai. Mes tai barakę darydavom. Jo. Pirmas grįžęs į kambarį Džeko laidą. Tai tas ir būna, ten vienas drum and bass, kitas repa, ten nežinau, lietuviška pop muzika, žinai, ten juda tavo rankos. Taip. Tai žinai, toks ir būna, va tokia būna reakcija kitų. O dieve.
Greičiau išeikit. Dabar kas klauso, tai aš facepalminau tiesiog. Arba jeigu nauji žmonės ateina ten, nežinau, aš būnu pasileidęs kažkokių tai vos ne, koks hardcore'as ar ten metalas, nu, toks, kur stipresnis, tai būna, gerai, čia kur aš čia atvykau. Sekantis. Jo, sekantis, bet kai tu pamatai, kad tie patys žmonės, kaip mes sakom virtuvėje, tai yra saugi zona, saugi vieta, kur kiekvienas gali pasileisti savo muziką, pabūt, pačilint, pamedituot, kitas tada pasileidžia. Nu, tai yra tiesiog komandinė dvasia tokia. Šiaip tas pastebėjai, žinai, dar būna pastebi, kur faktas, kai tu ten, sakykime, ruošiesi visam vakar, visam servisui, tai labai tinka va, toks kaip ir Šarūno muzika, kur, nu, užveda tave tranki, jo. Bet serviso metu jau tu turi toks biškai prislupini ir garsą sutildai, kad tavęs neblaškytų. Nu, tau reikia susikoncentruoti čia ir dabar, jo. Tai tada tiesiog pajungi kažkokį ten melodijas. Vivaldis, Botticellis koks nors. Bet Vivaldis iš esmės metalas visiškai. Jeigu fuzą uždedi, žinai, wow, ten taškai. Nu, bet gerai, nukrypsim į šalį, žinai. Nu gerai, Norvegija, suprantu, grįžtat ir tada jau dviese tampat jau lyderiais, ar ne? Plius minus, dar pažadinom vėl, nes jau buvo, kadangi išvažinėjom visur, dirbom biškai atskirai, tai virtuvės brolius taip buvom pamiršę šiek tiek. Mhm. O kas suprašiau, tai virtuvės broliai, kaip buvo jūsų side projektas, kol jūs dirbdavot normaliai virtuvėje, nes aš pradėjau nebegaudyti jau datose. Mhm. Šalia visą laiką tokį, nu tiesiog jautėm, kaip Šūnas sako, nu tu jauti, kad tu užaugai ir, nu, kad tu gali gal, kaip čia sakyti, išeiti vienas gyventi. Nu, tu gali išeiti dirbti jau savo. Davai pabandom. Jo. Nes tu, biškai kartais žmonės nesupranta, atrodo, dirbsiu savo. Jo, bet yra labai daug kitų popierinių dalykų, finansinių dalykų. Tai čia tas idėja labai, va, kaip ir sakau, tas idėja labai faina. Važiuojam. Bet kiek daug žingsnių iki tos, kad, sakykim, ten tą pačią individualią veiklą arba ten mažąją bendriją. Tai labai daug reikalų, ten notarų, registrų biurai, ar pavadinimas tinka, netinka, ten didžioji mažoji raidė, skliusteliai, ten labai daug tokių dalykų, kur paskui toks susidūrė, galvoja, antras įkai aš nežinau, ar aš daryčiau jau tokį dalyką. Aš tai negaliu sutikti, mes kai abas savo steigiam, tai ten, nežinau, dieną, dvi. Bet žinai, kai tu gal biškai pasidomėjai, bet kai mes, mūsų pagrindinė idėja, mes gaminam maistą. Tiesiog naura. Jo, mes gaminam maistą. Žinai, kai mūsų idėja, kad mes važiuojam ir gaminam. Jo, bet tai jūs vyrai pagalvojat, kad reikia viską, įteisinti visą. Ne, šito ne. O ką reikia daryti, kad įteisint? Vieną dieną tu pjausi Svogūną, kitą dieną jau tampi ale verslininkų, žinai, atidaręs mažąją bendriją, nors tu nieko neįsivaizduoji. Tai jūs mažąją bendriją turite, ne? Jo, mažąją bendriją, taip. Geras modelis. Jo, ir patalpas paėmėm, tokias didelės patalpas, ten nežinau, kiek 20. Čia pavarbiškai įvest, čia jau reikia įvedimo, nes mes prieš tai šnekėjom, ten laukiamajam pavadinkim, patalpos, ne, tai kaip va tas virtuvės broliai nevystosi, jūs turit šoninį projektą, aš kaip suprantu. Turim renginių, turit renginių, mokot žmonės, kaip ten čirškit mėsytę, patys važiuojate, kad... Man šak, tikrai seilėtikis dabar. Aš įsivaizduoju tą jautuką kepantį, tiesiog, žodžiu. Kviečiam atvykti. Kviečiam, gerai, atvažiuosiu. Mano kolegė sako, žinai, tai tu gal gausi nemokamą pietų, sakau, nežinau, sustarsim pokalbio metu. No problem. No problem, vėl. Tai va, kaip tik, rytoj atvažiuosiu į Vilnių. Rimtai? Bet rytoj sekmadienis. Pas mus yra šventa diena. Ilsis į bažnyčią. Supratau, gerai. Jo, tai taip ir gavosi, kad mes, kaip čia sakyt, tu darai viską iš idėjos, nepasvarstęs. Ir toks, mums čia jau porą renginių, čia mes važiuojame, mes jau labai žinome, jau, žinai, kur mintyse, čia visi mus pirks, visiems mums reikės, imam patalpas, reikia ruoštis, nes iš pradžių mes nuomavomės. Prašym iš pažįstamų, ar galim padėti, gal nemokamai iš pradžių, kad toj virtuviai. Paskui matom, kad jau biškai ankštą darosi. Imam savo patalpas. Tai gerai, Šarūnas, radom patalpas. Didelis. Įranga, ten... O patalpos, tai kai jūs sakot patalpos, tai nėra tiesiog nusalyti įsinumai. Tai reiškia virtuvė, normali virtuvė, su visais taip,
Higieniniai visi dalykai, leidimai, Taip. nes negali gaminti tiesiog, turi atitikti higieninius reikalavimus. Ir ten realiai, kas ten buvo, tai, nežinau, man atrodo, gal tik orkaitė ar kažką. Kriauklių ten gal biškai kažkokių. Kriauklių, jo. Kažko tokio ir ten jau mes projektavomės, taip sakant, kad čia eiktų savo čia tokį cechą užkursim. Čia galėsim viską daryti šitam cechė, ir net ir kepinius galėsim Belenkai, kepti, galėsim su maksimum dirbti. Ir pasiėmėm, bet sakau, už tai tada toks, tu neapgalvoji to, bent jau poros mėnesių į priekį. Gerai. Čia visiems žmonėms, kas planuoja savo kažką atsidaryti, labai stipriai pagalvokit, daug labai žingsnių į priekį. Čia make sense, verslo plano ruošimo, tarkim, prašant finansavimo, visos yra prašomas paruošti verslo planą, kad tu įsivaizduotum what's next. Kas toliau. O jūs, kaip girdžiu, buvot oportunistai. Eina! Dabar mes būsim Lietuvoje geriausi. Mes mokam gamint skaniai, o ten visą kitą. Ne, ir toks... Baika. Toks ir buvo iš to dalyko, kaip sakau, čia mūsų su Šarūnu tas būna šūkis, kažkas Šarūnas, darom tardą, važiuojam, tarsi, pirmą pasakom, darom, taip, viskam, o paskui galvosim, kaip visą tai padaryti, žinai. Tas, aišku, labai fainas, labai gerai, nes tu, kaip sakau, laužai savo komforto zonos. Ir čia atvykimas toks vis tiek, tu kalbė, važiuojam, pabandom, padarom, nusifilmuojam, ten įrašom kažką. Jo, tas važiuojam yra grinai nuo vienas kito pasitikėjimo. Nes aš nesakyčiau, su kitu žmogum važiuojam, davai darom. Aš pilnai pasitikiu visiškai 100% darom ir žinau, kad jeigu bus kažkokia ten sudėtinga situacija, ar jo sprendimai mus ištrauks, ar ten mano komunikacijos dėka kokie nors ištrauks, kad viskas okei bus, bet būna tokių situacijų, kur tikrai reikia normaliai pasukti uodegą. Ką turiu menį? Čia, man atrodo, aš galėčiau tą, kaip buvo, atsimenu, vienas pavyzdys toks. Mes atsimenu irgi į vieną vietą nuvažiuojam, orkaitė neužsidaro, dujinė yra namų gamybos, tai, realiai vienas puodas užima visą vietą, žinai, ir tada tu toks turi... Kaip prasme, dujinė namų gamybos? Naminė, ta tokia 4 skilių, žinai, kur. Ai, nes aš galvoju, čia kažkas... Ne. Kebrabams tokius prasivedė, susivirino. Custom made. Tai va tokie, žinai, kur tu nuvažiuoji ir paskui galvoji, jau viskas, jau tavo komforto zona sulaužyta yra, nes tu vienaip galvoji, tu atvažiuoji, tas planas tebetinka. Iš karto turim per 5 minutės su Šarūnu stovim ir gerai. Kaip kepam, kur ten griliaus nėra, ten, sakykim, 40 steikų, daug vietos reikia, griliukas yra, žinai, tas 4 žmonėm. Gerai, ant to nelabai iškepsim, jo. Reikia galvoti toliau. Tai toks tas... Tas cateringas renginiai tai yra visiškai absoliučiai kita stovykla, kas liečia restorano servisą. Tai kiti procesai, kiti sprendimai, nes, kaip Darius minėjo, tu nesi savo komforto zonoje dažniausiai, arba jau tada vežiesi visą autobusiuką, ten su visa įranga, su visko, bet aišku, mes taigi oportunistai, kokį autobusiuką, kokią įrangą. Taigi viskas bus ten. Taigi viskas bus, visa įranga. Tai vat, bet prasukdavomės kuo puikiausiai tuos renginius, feedbackai, tai geriausiai buvo. Ir aš dar vieną atsimenu, gal šitam paminėti, tai irgi vestuvės darėm ir įranga yra virtuvės, viskas okei, yra nuotraukas mums atsiuntėm, fainiai, bet šituo plačiajuosčiu fotkinta buvo, plačia ekraniu, jo? Nesvarbu. Plačia kampiu, va. Ir atrodo ta virtuvė erdvesnė negu yra iš tikrųjų, ir mes atvažiuojam su savo jau tikrai jau tuo metu daug turėjom ir savo įrangos, ir konvekcinių, ir ten ir ta moteris sako, o jūs šį vyrukai gamint ruošite šitoje virtuvėje? Mes taip tada sudarėm klink. Taip. Nes čia tai, kas čia renginius darydavo, tai visiškai viską atvažiuodavo pasiruošę, jau jie tai pašildydavo ir viskas. O pas mus ir užtepėlės, ir viena kasnį, ir pagrindiniam antis konfi, kur turi kepti savo riebaliukuose, jautino žandai troškinti. Stabdyk, aš tai pradėsiu varvėti į mikrofoną, žinau.
Bet mes vėlgi išsisukom, kas liečia antį, tai labai gerai kept, kai tu suvarai visas kardas į orkaitę, kurioje netelpa ir koja prilaikai, kad neatsidarytų. Iškepa žiauriai gerai. Sau. Ne, bet labai va tas, gal ir toks, sakyčiau, nu, labai fainai dar labiau mus sutvirtina. Nu, mes tada, aš žinau, kad aš juo galiu pasitikėti bet kokiai situacijai, kad ir kas atsitiks, čia už tai ir būna tas, kur aš gal vienas nedaryčiau, bet kai tu važiuoji su Šarūnu, viskas, mes viską padarysim. Realiai, jeigu ant laužo iškepsime reikės. Mes nusipjausim to obelį, įsidžiuvinsim labai greitai, jeigu kažkokiu būdu, nežinau, dar sugalvosim po to. Žinai, toks labai fainas, už tai tokių ir nuotikių patiri biškai. Nu, girdisi, iš jūsų partnerystė, tai tikrai girdisi, yra toks. Jo, tai tie ir virtuvės broliai, mes jūs tas, gal grįžtam prie to, tas patalpas pasiėmėm, bet kad už jas kas mėnesį nuomą reikia mokėti, žinai, nu, o kaip čia, busgi tų pinigų, mes tų renginių va tiek va turėsim, bet tų pinigų nebus kur dėt, tik atidavinėsim visiems. Po 3 mėnesių jau su Šarūnu žiūrim vienas į kitą, gal uždarom jau. Ne tiek daug tų renginių, gal visi darinėjom. Nu tai už tai sakau, teko uždaryti, nu, mes susidarėm tas patalpas, pasiskaičiavom, kad ir Šarūnas dar biškai kitur buvo padirbęs, kad geriau apsimoka nuomotis virtuvė, jeigu tau reikia kažkokiam renginiui. Dabar yra pritaikytos tos virtuvės. Ja, mes atidavėm tas patalpas, bet, nu, virtuvės broliai liko. Pati mažoji bendrija. Mes tiesiog tas patalpas atidavėm, nes jos tiesiog daug labai reikalavo pajamų, o pas mus nebuvo tokio grįžtamumo. Tai va, tai tada suradom tą, kad galim nuomotis renginiam virtuvės, kas yra geras dalykas. Tai tokie dabar be vietos, ar? Ne, buvo tokie be vietos. Buvom, jo. Jo. Už tai gal ir biški buvom tokie lengvai pristabdė, kad, nu, ir patys apgalvot visus žingsnius, nu, kaip sakyti, jau čia buvo tas, aišku, mes su Šarūnu irgi kalbam, čia geriausiai kaip galėjom nusvilt. Nu, nebuvo, kad mes ten praradom milijonus ar kažką. Buvo labai faina pamoka, atsistatom ir važiuojam toliau, bet tada jau sakau, aš tada tapau toks biškai, kur davai bent pagalvokim, ten bent 10 žingsnių į priekį. Kas jeigu ne to? Kas jeigu tas neįvyks? Kas jeigu ten, va, kaip dabar, nu, nedaug dėt, ten karantinas buvo? Nu, vis tiek sustoja tavo veikla, o tu vis tiek procesai tai vyksta ten, kažkam turi mokėti, kažkas turi ten, žinai, gauti savo dalis, tai tiesiog tas karantinas... Nes nu, jau kai yra sutartis ir parašėliai padėti, tai jau tada jau kitaip vyksta viskas. Ja, žodžiu, iš tos patirtis Dariau tave padarė tokį party puperių. Panašu. Leidžiant pajuoką. Ne, bet šiaip tai smagu girdėti, nu, kad tos pamokos yra išmoktos ir jos leidžia judėti, aš kaip suprantu, link didesnių projektų. Taip. Nes dabar Rivertown restoranas, jis yra jūsų jau tokis jau kol kas didžiausias projektas, ne? Nu, tikrai taip. Rimtas jau. Tai kaip čia dabar jame ten vyksta? Jūsų nėra tenais? Žinutę, kai derinom, parašėt ilgai, kad vajai, čia tik nekeiskim laiko. Jo, aš tiesų gerai, kad nepakeitėm laiko, nes tiesiog viskas, kaip minėjau, sudėliota, bet turim labai puikią komandą. Nuo pat atidarimo mes paaugom dvigubai, galima sakyti, nes pradžioje tai buvom tik tai aš ir Darius. Aš ir Darius, dar yra vienas kolega ir jisai buvo. Mes tryse, kaip sakyt, laikėm tą visą linijas. Jo, aš turiu minį apie virtuvę. O dabar turim nuostabų puikų šefą, Tomą. Linkėjimai tau, Tomai. Dirbk, šičkavok. Kuris puikiai susitvarko ir jisai žino mūsų gaminimo stilius ir kartais aš pats duodais man paragaut, tai būna tikrai taip, kaip aš norėčiau. Tai tas labai smagu ir tuo labai džiaugiamės. Tai va. O tai kas dabar? O tai gal tai paklausiu. Rivertown, kuo jis yra išskirtinis? Ką aš ten atėjęs nesekmadienį galiu rasti? Tu gali rasti, pasakysiu taip, mes, kodėl Rivertown, dėl to, kad mes kai atidarinėjom, sakėm, kadangi mes savo didžiausią augimą kaip šefai turėjom Town Steakhouse ir mes taip sakėm, mes norim turėti savo tauną.
Tai vat, būtent ten galima rasti tą visą aptarnavimą, kokybę, ką mes išmokom. Ir meniu yra visiškai tai, ką mes labiausiai mėgstam gaminti. Tai yra nemaža dalis iš tiesų Italijos įtaka, nes čia šitam pokalbį nebuvo paminėta, bet mes dar buvom ir sudarėm Italiją, biškiai padirbėjom, stažavomės ir kadangi Vapiano vėlgi buvo backgroundas Italija, tai ta virtuvė tikrai mums padarė įtakos dėl to, kad tai užtenka 3-4 ingredientų, kurie yra kokybiški. Tik svarbu jų nesugadinti, o juos dar labiau iškelti į viršų, kad jie suspindėtų. Tai meniu tikrai yra jau 4 bus, man atrodo, keisis jau. Visi patiekalai yra realiai tai, ką Darius geriausiai moka, ką aš moku, kas mums patinka. O kas jums patinka? Kas yra tas, ką jūs geriausiai mokate? Dabar bus tas klausimas, o ką tu mėgsti labiausiai gaminti? Ne, tas klausimas. Aš kitaip formulavau jį, bent jau į tą pusę galim sakyti, bet ne tai, ką labiausiai mėgsti gaminti, bet kuo jūs esat labiausiai patenkinti iš savo meniu? Realiai viskuom. Dabar mes, žinai, kaip mūsų meniu pakankamai nedidelis. Šiaip palyginus yra. Mes turim daug tokių specialių pasiūlymų. Tai jūs brangus būsite, ne? Čia tie, kur būna 5 žingsneliai meniu ir tada, žinai, 300 eurų nėra, ačiū. Nesam pigus, bet nesam ir brangus. Ja. Žinai, kaip yra brangesnių, negali sakyti, kad esam brangus. Žinai. O tai Google kiek pas jūs euriukų rodo? 2 euriukus ar 3 euriukus? O žinok, nežinau. Nes žinai, kad yra Google ten paslauga, ten rodo. 2 euriukai. Manau, kad 2 euriukai. Šiaip viskas, dabar savo užkandžių, gerai Šarūnas paminėjo, kad mes stengiamės, kaip sakyti, tų produktų neužgošti. Jeigu tai yra upėtakis, tai turi jaustis upėtakis. Tai tas labai faina, kad atsirinkam gerus produktus, pirmas dalykas. Antras dalykas, jiem tik padedam į viršų išeit, kad žmogus valgydamas ten, sakykime, gal dar papuola, kad jis nemėgsta kokios žalios žuvies, bet paragauna tartaro upėtakio, okei. Labai skanu. Ten turėjom ir dzūkišką tartarą. Daug kas nemėgsta žalios mėsos, bet su krapai, su grybukai, su bulvytėm tu valgai ir wow, kaip visi sako. Aš tik pasikartosiu, aš nežinau, kas klausysi šitą, bet pavalgykit. Jei dar nepavalgykit dabar, nes man tai seilėtikis. Kaip... Varmonės tu žiūri per langelį, sako. Aš paantrinčiau Darį, nes... Per visą tą laiką tikrai susidūrėm ir matėm daug virtuvių, daug patiekalų. Tai vienas iš tokių minusų, ką dažnai daro jauni virėjai, tik tai jie virtuvę, jie susikrauna kažkokias tokias vizijas, kaip jie ten gamins belenkokius ten patiekalus, ten bet jie nežino background, basico, pradžios. Tai nežinant to, tu negali daryti kažkokių alternatyvų, kaip nemokant normaliai akordų, negali ten aranžuočių savo daryti, kas eina ties muzikinė prasme. Tai čia taip pačiai ir jeigu tu turi gerą kažkokį produktą ir tu jo uždėsi ten 1, 3, 4 padažą, tai tavo gal šitam meniu aprašyme gal ir fancy atrodys. Ten tokie visokie ten tekstūros, putos, param. Bet skonio atžvilgiu tavo receptoriai tiesiog klaidžios, nes nesuprasi, bus kaip vėlgi iš muzikos kakofonija. Visiškai nedarantys kažkokie sąskambiai, arba kaip vienas labai garsus šefas pasakė, yra gal jūs man tada instrukciją parašykit prie patiekalo, nuo ko čia pradėti valgyti. Ir kaip čia turėtų būti. Koks geras jo. Tai mes nesam šito šalininkai ir patiekale turi būti, jeigu tai tas pagrindinis, tai jisai ir turi jaustis. Kiti turi būti tiesiog visiškai kaip back vokalas, kaip kažkas tokio. Palaikantis. Jo, kur visiškai tik tai palaiko arba poskonis atsiranda. Ir ilgainiui svečiai tikrai atsirenka, nes kur ten
fancy viskas aprašyta, jo, jie paragauja vieną kartą, Tai vieno karto iš Nu. esmės valgymas. bet jie išeina ir tada, ką mes čia valgiam? Einam gal geriau, vat, kur Kebabą. normaliai, Jo, ką žinai. arba tą patį gerą, kokybišką kebabą, kur gera mėsa ir pats pasidarai, arba ten, kur tiesiog tau skaniai gerai iškepa žuvį. Čia dabar taip ir yra, šiaip pas mus, kai ateina nu, žmonės, jau vis tiek ypač tie nuolatiniai svečiai, tai žino, kad aš, sakykime, aš noriu valgyti Šarūno ten vitelo tonato. Nu, tai yra jo tokia vizitinė kortelė. Nu, tu žinai, net tu žinai, kas... Kas toks? Vitelo tonato, tai yra veršiena su tono padažu. Jo. Toks labai užsukęs paragausiu. Tai. O, būtinai reikia. Čia iš Piemonto atkeliavęs šitas užkandis ir istorija būtų su juo tokia, jog dargi nebuvo paminėta visų šitų metų. Metus aš dirbau privačių šefų dvare ir ten turėjau tokį mokytą mentorių, kuris dirbo pas Gualtieri Marchesi. Tai yra pirmasis italų šefas gavęs Mišeliną, žvaigždutę. Tai vat tas mentorius tikrai apsiėmė metus mane švitruoti ties visais itališkais patiekalais. Ir dalis receptų buvo perduoti Gualtieri. Rest in peace jo pagarbai. Tai va, tai tie receptai yra nuo senų senovės, jos tik reikia teisingai padaryti. Taip. Nice. O mano šiaip, realiai mano stiprioji pusė tai yra kepiniai, visi, nuo duonos, fokačio šviežios ir faktas desertai. Žinot, kaip aš jį esu įvardinęs, per vieną degustaciją viena pirmųjų degustacijų buvo kalėdinė ir jau einam link deserto ir aš dažnai pristatinėju užkandžius ir tada eina Dariaus eilė ir nu taip susidėliojo sintaksiškai žodžiai, kad aš jį vardinau mano saldusis partneris. Nuo to ir liko realiai. Na, tai labai toliai nenuklystam, žinai, desertai, tai cukrus realiai, šokoladas ir miltai, žinai. Tai čia yra arkliukas, desertai, visi šitie kepiniai, viskas ir ten taip kažkaip pasakoju, nu, ir Darius, nu, aš galėčiau vardinti saldusis partneris ir tada vyrai priekį sėdėjo, sako, ne, tai viskas gerai, mes viskas suprantame. Dabar suprantama. Ir tada, oi. Jo, sakau, gerai, supratau, ką pasakiau. Kartais pajuokavom, tai prašau. Šiaip tai, nu, realiai, tas Rivertowno tai yra kokybės, kaip sakyt, stengiamės, nesistengim, o ir darom, nu, tai yra kokybės garantas. Mes žinom, ką duodam, žinom, kad labai gerą produktą duodam, tikrai, kuris yra jau atrinktas nuo N metų realiai. Jeigu pasižiūrėtum, tai esam Google'ai, va, tą patį, ką minėjai, tai 4,9 mūsų reitingas. Tai jeigu iš 3 vertinimų, tai... Ne, 100 su trupučiu. Ai, 4,9 labai gerai. Dabar yra 100, man atrodo, 45, jeigu neklystu. Tai vat, jeigu peržiūrėtum visus geresnius restoranus, ten, kurie yra dažnai įvardinti, tai nu, jie būna žemesnė. 4,8 arba ten 4,5. Tai nu, aš tikrai galiu didžiuotis šituo reitingu. Didžiuotis, žinai, kaip čia gal išlenda tas, man atrodo, kad tas dzūkų, žinai, kur nu, mes realiai niekada nemeluojam. Ir tikrai, kur ateina žmonės, net kartais būna ten kažkas iš šono, tai jūs nesakykite receptūros. Mes, žiūrėk, nu, aš jums pasakysiu viską, ką reikia pasakyti. Prasme, jūs tik tai gaminkit. Nu, tai yra, kaip sakyt, virtuvė tu turi plėstis visos žinios. Gal jūs man kažką pasakysit įdomesnio. Gal sakysit, įdėk ten, nežinau, sakykim, ten mėtos ant ko nors. Sakysiu, wow, kodėl aš niekada nepagalvojau. Tai turi dalintis ir tas tikrai kartais sako, o jūs nebijot, kad jūs šiandien, o ką jūs pavoksit, nu, čia... Viskas jau pasaulyje yra išrasta realiai. Turite, kaip Šarūnas sakė, nu, tu turi nesugadinti produktą. Turi gerbti produktą, turi mylėti produktą ir, kaip sakyti, žinot, su kuo dirbi. Nu, ir maistas yra tik tai vienas iš kertinių faktorių, kas lemia restorano populiarumą. Būtent, kaip pačioje pradžioje minėjau, tas mano pranešimas, kurį skaičiau, tai ir buvo apie esminius dalykus, kurie lemia, kad į restoraną sugrįžtų svečiai.
Tai yra atidumas, profesionalumas, kultūra, etiketas ir ekstra dėmesys. Tai yra visi, vat, būtent iš tuos 4 dalykus ir gali sudėti viską. Ir jeigu restoranui pavyksta išpildyti juos, arba bent jau 3, tai tikrai svečias sugrįš. Okay. O kaip jums pavyksta palaikyti šitą, tarkim, šitos top 3, bent jau? Buvimas visą laiką ten. Ne, buvimas ir, kiekvieną žinom savo darbą. Niekada mes, kaip čia sakyt, svarbiausia nekonkuruot. Viduj. Darasme, aš tikrai, kaip sakyt, Šarūnas, sakykim, dirba ties reklama, marketingu. Ir jisai tai daro geriausiai. Tai kam dabar, čia, kaip sakytų kitas, bet ir aš galiu. Taip, tu gali, bet jeigu jisai daro geriausiai. Aš geriausia ten sukuosiu virtuviai. Kam man dabar eiti į salę ir ten apsimetinėti, kad žiūrėk ir aš darau. Būk virtuviai, daryk tai, ką geriausiai moki. Tai ir tie patys, kaip sakau, mes žinom, kad virtuviai gerai, nes mes dirbam patys. Pasitikim ir salės žmonėm. Jo. Tai yra žmonės, kurie nusimano savo darbą, eina į someljė kursus, supranta apie vynus. Tai ir tu jais gali pasitikėti ir tas toks, aš jo pasitikiu, jis manim pasitikė ir labai susidaro toks, pakankamai stiprus brandulys, kaip sakyt. Tai salė tai iš viso yra labas Dovainė. Tai yra kolega, su kuriuo mes 9 metai pažįstami esam. Taipogi irgi dzūkas. Kai susipažinom, jam buvo 20 metų, dabar jam 29 yra. Ir jo, jis taipogi yra iš dzūkas, iš Varėnos. Senosios Varėnos. Čia svarbu. Čia yra čia yra, labai svarbu yra. Tai jis kartu irgi auga ir tobulėja. Ir tas žmogus, kuris prižiūri tą visą nuotaiką, kad jinai būtų gera. Nes aš čia norėjau jūsų paklausti, nes pačiam yra tekę nemažai laiko praleisti irgi aptarnavimo srity. Ir mokymai dabar su aptarnavimo sritim, kaip klientų patirčių valdymas yra. Tai norėjau pasiteirauti, tai kaip jums sekasi su padavėjais barmenais, nes labai gerą maistą labai lengvai sugadina blogas aptarnavimas. Būtent, taip. Tai tas ir yra, nuskavo, kad dirbam visi kartu, tai yra stiprų žmonės, kiekvienas žino savo darbą ir kaip, mes nevaikštam paskui jį, dažniausiai tas čia ir blogiausia, kai tu vaikštai paskui žmogų ir neleidai jam daryti tai, kai jis moka geriausiai. Tai tu tiesiog jau pasitikė, matosi labai svečių, kai ateina jau vien tik dėl jo. Nes maistas skanus, viskas ok, bet yra tam tikrų žmonių, kuriem, kaip sako, ir čia jau aišku, aš labai nepasakosiu, čia jau kita, jie turi nuskaityti. Žmogus nori su tavim bendrauti, žmogus nenori, žmogus gal ten dabar įskaudintas, žmogus gal nori ten meilės iš tavęs kažkokios ten. Tai čia, kaip minėjau, tai yra būtų tas profesionalumo faktorius. Nes iš pradžių eina atidumas, tai yra vos tik svečias peržengė tavo slenkstį, tu turi žiūrėti, gal yra vieta, kurią jisai mėgsta atsisėsti, gal kažkoks patikalas, gal gėrimas. Ir ilgainiui tai išsivysto į tendencijas ir tada, jeigu tu buvai pakankamai atidus, tada viskas vyks kaip per sviestą, tau tiesiog reikia, sveiki, prašau, jūsų staliukas kaip visą laiką, tas, paruošta. Vynas ar valiseta. Jo, ir žmogus sakys, wow, tai aš čia jaučiuosi kaip namuose. Man čia patinka, tai ir sugrįžta. Aš labai tikiuosi, kad taip pavyks ir toliau gyveninti, nes aš norėčiau tęsti toliau, tikrai norėčiau kalbėtis, bet ta valanda, jinai mūsų jau iš esmės, aš žiūriu, dabar tiksliai nepasakysiu, bet arba mes jau 2 minutės iki valandos, arba jau šiek tiek viršinom, nes aš pradžios nepasižiūrėjau tiksliai. Mes labai daug nepapasakojom dar, bet... Tai nieko, bus antras sezonas, mes, tai gal plėsite su Rivertaunu, tarkim, bus Rivertaunas ir Kaune, gal ir Klaipėdoj. Galbūt. Arba į gimtąją Dzūkiją kokią paimsit. Tikrai ant upės krašto, tokį kaip į Kernavę, man rodos, surenka, ne? Vienas jūsų, vadinkim, kolega. Ar kur? Kaip? Galvoju, pamiršau miestelį, lygtis į Kernavę atveža, ne Kernavę.
Kur šitas Tarkus? Ar kur? Merkinį. Merkinį, va, į Merkinę surinko. Nu, atrodo, neftemų visiškai miestelis, bet Labai tas surinko, jo. Puikiai vieta. Aš Merkinę su Karna, man abu tokie didingi yra, kad abu kaip Vilniai. Taip. Istoriškai. Tai, kad ir kaip būtų gaila, aš noriu dėti ten tokią pauzę, taip sakant, gerus dalykus reikia pabaigti, kai esam geriausiam taške. Tai jeigu kam dar yra seilėtikis, tai iš tiesų jo, Rivertown restoranas. Terminas šitas geras. Nu, jisai iš Pavlovo paimtas. Pavlovas yra rusų mokslininkas, jisai, nu dabar, aišku, mes kontroversiškai turim žiūrėti visą šitą situaciją, bet jisai dalyvavo reflekso suvokime. Šunim tokius įstatydavo latakos, kad skambutis. Tai čia kaip Jimas Dwight'ui darė. Jo, apie tai. Exactly. Tai čia vadinasi Pavlovo eksperimentai. Supratau. Vaikus būna su šokoladu, taip gali treniruoti. Taip. Tai per tai buvo paaiškinta, žinai. Tai va, toks atsiminimas tiesiog kilo jo. Ir tiesiog pabaigai aš vis turiu tą klasikinį klausimą, žinai, nu ką patys savo atradote šiandien šito pokalbio metu? Aš tai gal pasakyčiau, kad labai faina, tai būna garsiai kalbėti, nes supranti, kad su Šarūnu einam tą pačią, kaip sakyt, dar idėją. Tai tas labai, nu... Ir daug kartais atrodo... Bendrystė. Lyg ir kalbi, dirbi, bet labai faina prisiminti tuos visus susipažinimo pirmus, kaip sakyt, vis tiek metus ir ėjimo link to, ką dabar turim. Vis dėlto esat saldėjai partneriai. Taip. Ir vienas kito. Tikrai įdomu pasidalinti mintim, pašnekėti, visai pakartočiau. Galima kitą savaitgalį, ne? Ne, kitą savaitgalį mes su psichologais kalbėsim. Supratau. Gerai, pažiūrėsim, palauksim laiko. Tai aš lauksiu jūsų naujo restorano atidarimo sekančią miestę ir galėsim pasikartoti dažnai. O dabar, kad klausytojai po to, kai man kontribį paspaus, žinai, visus reikiamus mygtukus, kur tada jūs galima rasti konkrečiai? Tai galima dažniausiai tai rasti dviejose paskyrose, tai būtų Rivertown ir Virtuvės broliai. O fiziškai, kur pas jūs ateiti ragauti? Tai Olimpiečių gatvė 1, restoranas Rivertown ir Vilnius būtų, jo. Ir dabar turim nuostabią terasėlę. Dabar šilta, gera, mes ją pradėjom, atnaujinom ir matom, kad žmonėm tai labai patinka. Tai va tam žmogui ateinančiam į terasėlę maloniai pasišildyti, pasimti taurę vyno, ne? Tai ką jis turėtų užsisakyti, kad paragautų ir Šarūnai tavo patiekalo, ir tavo Dariau? Tai jo, tada jis turėtų užkandžiui pasiimti Vitello tonato. Ja, tada pagrindiniam tai būtų mūsų irgi signature toks dalykas, tai yra steikai. Tai gerą ribajų, tokį medium rare su bulvytėm prancūziškom čimičiuriu. Man test. Test. Ir tada po viso to Dariaus Pavlovos desertą, kur tai yra pipėts bestselleris top ir tikrai daug kas jį lygiuoja, kad vienu iš geresnių desertų Vilniuje. Tai ką, Šarūnas Marčiulaitis ir Darius Miciulevičius. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad privertėte kėdselės ir labai smagu buvo pasijuokti ir pašnekėti rimtai. Ačiū. Dėkui. Ačiū visiems. Norėdami prisidėti prie panašaus turinio kūrimo, prenumeruokite Aha Momentai tinklalaidę. Mūsų rasite Contribui platformoje Spotify bei Apple Podcast. Aha Momentus kuria garsas Modestas Kapustinskas, dizainas Greta Venskūnaitė ir žmonės kalbina coachingo specialistas Edvinas Grauželis. Visos teisės yra saugomos.